Man yra 21 metai, aš Vilniaus universitete mokausi žurnalistikos specialybę, jau nuo rugsėjo būsiu 4 kurso studentė. Tiek pat laiko, kiek ir mokausi, tiek ir dirbu viename didžiausių Lietuvos naujienų portalų, kur esu pramogų žurnalistė. Rašau laisvalaikio ir pramoginę tematikomis. Dažnai dirbu su žinomais žmonėmis, juos kalbinu, lankausi vakarėliuose, einu į pramoginius renginius, o vėliau visus savo įspūdžius ir mūsų pašnekesius perduodau mūsų portalo skaitytojams. Ar žiūrėjai Lietuvos balsą? Žinoma. Gal gali išvardinti bent 3 dalyvius jo? Tai būtų Gabrielius Vagelis, nugalėtoja Julija Jegorova bei Berta Tyminskaitė. Kodėl tu turėtum tapti Lietuvos balso reporterė? Dėl to, kad po 3 metų diena iš dienos darbo pramoginėje žiniasklaidoje spaudoje jaučiuosi gana giliai panirusi į šiuos vandenis ir norėčiau išmėginti savo jėgas kiek kituose. Manau, kad esu komunikabili ir būčiau puikiai Lietuvos balso reporterė, nes neieškau žodžių kišenėje, galiu būti šmaikšti ir sąmojinga. Taip pat man atrodo, kad aš visada turiu ko paklausti. Esu dirbusi televizijoje, mačiusi šį darbą, mat būdama žurnalistė nesyk lankiausi televizijos studijoje, filmavimuose, taigi žinau, kaip atrodo darbas scenoje ir kaip jis atrodo užkulisiuose. Man jis patinka, aš jo noriu, nebijau kamerų, manau, kad galiu pasirodyti puikiai ir šauniai dirbti kartu su Lietuvos balso komanda. Su kokiamis didžiausiamis žvaigždėmis esi dirbusi? Lietuvoje, manau, jog pabendravau vienaip ar kitaip su beveik visais pramogų pasaulio atstovais ir žinomais žmonėmis. Taip pat teko bendrauti ir su užsienio žvaigždėmis, pavyzdžiui, Mobiu bei Marilyn Mansonu, kai šie buvo Lietuvoje. Per tą patį Lietuvos balsą pernai buvo atvažiavę Fool's Garden ir Aleksandras Rybokas, su jais taip pat labai maloniai bendravome. O kaip manai, ar tau pavyktų suderinti studiją su darbu? Neabejoju, nes man 3 metus tą teko daryti, tai visus tuos 3 metus viskas puikiai ir klostėsi, nesyk nepajaučiau jokių problemų ir manau, kad dar vienerius metus dirbti taip irgi nebus sunku. Kokios Lietuvos scenos žvaigždės tau labiausiai patinka? Aš esu Donato Montvydo gerbėja, žinau, kad jis bus vienas iš Lietuvos balso mokytojų, kuris suburs savo komandą, taigi nekantrauju pamatyti, kaip jam seksis. Taip pat esu Andriaus Mamontovo gerbėja. O ką padarysi, jeigu tapsi Lietuvos balso reporterė? Apie tai galvojau, maniau, jog būtų visai smagu kažką pažadėti. Ir nusprendžiau, kad galiu ryžtis pažadėti, jog šoksiu su guma nuo kur nors labai aukštai, nes pati labai bijau aukščio ir man tai būtų didžiulis iššūkis, kurį norėčiau įgyvendinti. Na ir koks būtų to paskutinis žodis? Aš iš tiesų labai smarkiai noriu būti Lietuvos balso reporterė ir man atrodo, kad aš tą galiu padaryti puikiai. Dėl to tikiuosi sulaukti teigiamo jūsų sprendimo, o vėliau džiaugtis bendro darbo rezultatais.